O, koks fainas. A. Tai mums reikia tada čia kažkur ir kažkur įlipti. Nu čia negilu, galėsim įlipti. Nes... Ten jau, mama, mes galim nulipti ir įsidėti. Čia tik per statą, bet va ten tokia. O ten akmenis mums prisipūs nepatogumus. Tai dabar pūst ant kelio ir po to lipam va ten. Tai čia belia kur gali lipti. Jeigu nebet kur, tai tu nusivažiuosi. Na, einam atgal tada. Taip, čia man tų reikės. Tu čia irgi viską reikės. Tai praktiškai aš nieko į vidų ir nededu, nes aš su tais pačiais ir atėjau. Ai. Ai. Kaip vanduo. Ai, gerai. Tau užtat reikia su tuo padėliu. Gerai, paskui pasitvarkysim, kai praplauksim tą. Laikykis. Gerai. Nu, šiaip tai viską. Nu, vien žodžiu, gal nežūsim. Tik sako, jeigu kur artėji, žinai, prie kažkur, tai nežinau, jau geriau tada koją kišti arba su irklu. Davai, varyk. Su irklu gali atsistumti visą laiką. Nu, čia taigi tu valdysi, žinai. Va ten va matai, tau jau reikia į aną pusę. Ir tau į kitą pusę, Adrija. Va taip, irkluok į kitą pusę. Čia baigės tas rovė, matai. Nes kad į šaką kokią neatsitrenktum. Kai pradžiai tokiem, tai bus gerai. Taigi čia kažkas, matai, yra kažkoks leptėlis. Čia vis tiek dar žvejot gaunasi biškį per srauni su kajaką mum plaukiant, nes greitai neša ganėtinai. Paskiau, kai išsisuksim tenai, tai turėtų būti jau
lėtesnė visiškai srovė. Tiesiai toliau už 100 metrų gerų. Tu jos net nematai, jis stovi galvą iškėlus. Tuoj pamatysi, palauk, neirkluok. Va. Tiesiai. Eik tu savo. Didelė kokia. Ką? Nu davai, papumpuok. Nu jau. Pala, taigi nelįsk ir aš. Arba reiks išplaukti. Nu kas tau užpuls? Ai, čia ir išplauksim į tai. Arba ne. Jo, čia garantuotai gali. Rastas apačioje atsargiai. O! Блять. Jo, reiks bandyti. Pirma kliūtis. Palauk, aš... Nu, va, būtų gerai nuimti. Nu, čia ant tiek negilu, kad... Įdomu, ant kiek čia... Nepralysim. Reiks brįsti. Ne, daryti atsargiai, paskiau kur nors, žinai, be... O, blėt. Pala. Tuoj. Oi. Pala. Ne, čia nieko daugiau ir nepadarys. Nu gerai. Palauk. Neprašykt. Užkliau kažkur. Žvyrą prisėmė. Nu, gerai. Taip, čia toks dumblas. Nesmagus visą.
Oi. O. Šapala. Ramiai. Trepa. Na. Palauk, tuoj. Čia dabar tokia pozicija. Na va. Šapalėcis mažas. Stop. Tuoj paleisim. Viskas varai. Ant bebriuko. Dabar pačiam bebriukui. Pala dabar man pačiam išsiviniuoti iš čia. Oi. Aš čia perplaukė. Gerai, atsiremk. Įsiparkuok tyliai, pabūk. Kažką pagavo, einam žiūrėti kas. Ten net pažįsti kas? Paroj. Aukšlė. Aukšlė paprasta. Ant musės tos paėmė? Nu, gerai, tai švis mažai. Paleis. Atsigaus. Mačiau, kad kažkokį padarė, galvoju. Na. Jos būna po medžiai stovi ir... Nežinau, kaip tai. Iškart nežinau. Tai galvoja, kad musė įkrito tikra. Nu, blemba, šį pats bandu pagauti čia. Tuoj. Neduodi nepažvejot man. Atein. Kas kur užkyba? Tai kas dabar yra? Palauk, tuoj. Palauk, va čia tai žvejyba. Gerai. Ir vėl musė. Tuoj, kad tu čia užmetus visur, kur tik tai galima. Palauk. Ne, nieks nenumė. Įtemk biškį. Nu, patrauk. Trauk, kad reikia labiau. Suk, nu tai. Nu, suki. Suk. Nu. Trauk. Iš pradžių iš medžio išėm, paskui žuvį pasiima. Atsargiai šakas viršai. Kokie dydė? Nu, aukšlė čia didelė jau. Bet va čia jos. Nu, tai sako, jos gi renka, kas nuo medžio krenta, jos iš karto atakuoja. Nes netyčia man už medžio ir įkrito, tas ir žiūri jau užkybo. Gerai. Šiandien plaukimas upė, sveiki visi. Labiau plaukimas negu žvejyba, bet testuojam naują Lietuvos gamintoją Kraken lūrės masaliukus. Pilna visokiausių, formos kai kurios matytos, kai kurios nelabai, visokios musės, jeigu matosi.
Dabar Adrija kaip tik porą aukšlių ant musės pagavo. Mailiukai. Čia visokie, paskiau jų puslapį nuveisiu. Labiau gal matysis, nes čia dabar nieko nepritrauksim. Kažkas matytos formos, kai kurios nematytos formos. Dabar visą laiką gaudžiu ant bebriuko, lyg tai pavadinimas. Toks uodegytė. Dabar reiks kažką kitą. Čia ūsas toksai. Irgi įdomus dalykas, puslapį parodyta, kaip ten naudoti su kitais guminukais. Sakė, žiemą labai pasiteisinęs dalykas, čia segmentas nusiima vienas ir labai gražiai dirba. Dabar jau kaip tik reikia ir pabandyti pasimti vieną ūsą su, čia man atrodo, šuniplauka. Tokį kombo padaryti. Pažiūrėsim, kas čia gausis mums. Taip, iš pradžių kabinsim. Nežinau, čia matysis, nesimatys. Kabinsim ūsą, taip vadiname. Nu, jis toksai gaunasi principas. Ir labai šita maža, man atrodo, kad šuniplauka. Nu, ir toksai gaunas kombo. Ir vandenį labai gražiai šitie ir pristabdo. Tai pamėginsim kažką. Na ką, apsilankėm kraken.lt puslapyje. Prasibėgsime greitai pro masaliukus. Tai pirmas masaliukas bebras 20 mm, paskiau musė 13 mm, torpėda mailiaus formos 30 mm, eglutė 25 mm, saulė 25 mm, kratiklė 25 mm, upės vabalas irgi 25 mm, ūsas 25 mm, šuniplauka 13 mm, burbulas 25 mm. Kol kas matome tik tiek masalų, bet žinau, kad jau yra pagaminta 14 naujų su twisterio uodegėlėmis. Nežinau, ar atsiras prekyboje, kol kas dar neaišku. Tai pagrindiniai mūsų topai su dukra tas kelias dienas kaip testavom. Testavom, aišku, ne visus, nespėjom visų ištestuoti, bet pagrindė bebras ir musė, šoniplauka kartu su ūsų kombinacija darėm. Tai dukrai labai patiko musė, o man labai patiko bebras. Tai pas bebriuką čia 8 spalvas. Irgi super, kaip matote, atspalviai, viskas to, ko reikia. Musė turi šiek tiek mažiau, turi tik tai 4 spalvytės. Taip, čia porą masaliukų, apie jos dar irgi noriu papildomai pasakyti. Taip pat tai yra saulė ir ūsas. Gamintojas netgi nurodo, kad galima kombinuoti su kitais masalais arba naudoti ir vieną. Kaip ir sakiau, ūsą jau bandžiau, kombinavau su šoniplauka. Tie kombinuojami masalai tuo įdomus, kad jie priduoda kitiem masalam gyvybingumo, skendimo metu pristabdo. Nu, toksai labai galima parinkus tam tikrą masalą padaryti tokį kombo, kad ras būna dar efektyvesnis žvejybai. Tai tam kartui tiek. Prasibėgam trumpai per pro masaliukus. Na ir tęsiam žiūrėjimą toliau. Ui! Ui! Atsargiai!
Pala, greitoj. Gerai. Ešeriukas kokio dydžio. Gerai. Prie pat valties čiupa. Palauk, aš ateinu pas tave. Atsargiai. Ant ko paėmė? Ant bėbro geltoną, bet praryjasi. Tuoj palauk reiks. Čia kažkaip praeisi, bet kai didelis žuvis, kaip jaučiasi. Nu tai matai, iš toliau būtų dar smagiau. Oho, kaip žiūrim. Oi, vargšai gomurys visi. Palauk. Labai skauda. Na, čia jau pats tai nepaveiks. Nėra nebandyti. Laikyk. Gomurį, matai, vargšai. Ne. Все, va. Ant bėbro tokia salotinis kažkoks. Tai čia nesimatys labai šarti. Nu tokie dar pam. Na, atsargiai pasimk. Nu, vis šis tas biškiau smagiau. Kažkoks mažylis yra. Ačiū sau. O, kad daug. Parkuoju. Ant lelygių. Nu tai matai, kad į tave neša. Pirmas mažylis. O gal sustosi palauk. Mažylis. Sustojau. Ant bėbriuko. Na, čia koksai, žiūrėk. Šitą gal uždėti. Ar. Nu, skrisk. Kaip dabar išsiplaukti? Taigi plauk. Na, išmoksi, Adri, išmoksi. O, tik. Kokia čia mažuma. Kokia mažuma ta bėbra lesa. Mačiau raudoną žuvytę. Vėjas kaip neša. Oi, kaip vėjas neša. Jo, šiandien reiks ieškoti tokių vietelių, kur visiškai be vėjo praktiškai, arba ant kažkokių lelijų išplaukus. Raudelė tikriausiai. Na taip, pagreičiausiai. Davai, kažkas. Aha. Nedidelis raudelis. Aha. Atplauk ir iš šitos pusės užplauk ant lelijų. Nu, davai. Kokia dydžio varlinikas. Nu, nepataikysi tokį plotą, aš taip toli. Nu, davai.
Nu, iškart matau, kad daeina lygi lelijos kraštą ir keli. Gerai, kelk. Nu, čia gaunas toks labai trumpą distanciją meti, pratrauki kelias sekundės ir toks įdomu būna tarp tokių akių lelijų pagaudyti. Šiandien neduos ramybės šitie padarai.